Autoaibė – automobilių dalys ir reikmenys. Stabilų stabdymą garantuoja Alait Nippon, pasaulinio lygio stabdžių diskų ir kaladėlių gamintojas. Rinkis pagal automobilį autoaibė.lt. Susirgsi motorą? Kas yra? O, su šitų kvalą praėjom. Sveiki atvykę į naują Križys epizodą. Už manęs randasi kitos mašinos, kitas vaizdas, o tai yra todėl, nes randuosi Norvegijoje. Penktadienį ir šeštadienį turėjom varžybas, kurias teisėjavau, kaip nekeista, tai pabandėm teisėjo poziciją. Padėjau kiek galėjau, pasidalinau visom įžvalgom ir visą patirtim, kurią surinkau. O šiandieną gaunasi, kad vyksta treniruotė. Testuojam pirmą mašiną ir aš čia pabandysiu nenužudyti. Tai ką, čia po kapotu dabar nežinau, ar 3 litris, ar kuris ten, ar 2.8. Vėliau galėsiu paklausti ir parašyti, va čia kažkur koks motoras. Davė truputį prasivažiuoti, nes šiandieną teisėjavau. Dabar mano tikslas yra principė pabandyti pas tai važinėti. Čia kaip tik priešais mane truputį rimtesni. Kai juos teisėjavau, tai vienas iš geriausių linijų ir gražiausiai atrodančias kregždutės, tai žodžiu ledas. Truputį keistai sėdžiu, bet visai neblogai. Reikia paleisti slėgį, kažkaip čia mes bukstojam labai. 3,5 baro daugokai, nes netelpam truputį į redukciją. Nieko, toj padarysim, kad važiuot. Kiek daro? Barą meskit žemyn. Barą žemyn. Dėkui tikrai Rida, kad padeda man. Netikėtai susitikom Norvegijoje, kitai tariant. Jo, dabar reguliuoja man Ignas slėgį, tai pareguliuos Ignas slėgį, bariuką nuleis ir bus, manau, daug geriau. Dėkui! Labai vatinis vairas šitoj mašinai, man nepatiko be šildo, nes nejaučiu, kur ratai žiūri. Bet šiaip neblogas setupas, kažkoks rankinukas, vairiukas. Lankai beveik pagal mane, nu tipo pasileidau sėdynę, kapoto nematau, bet visai neblogai. Va, kregždūnas. Ne, labai keistai priekis valdosi, tipo tikrai kyla jam klausimų. Žodžiu, mums reikia dabar išvažiuoti, kuo daugiau greičio palaikyti ir mažų kampų važiuoti. Turėtumėm turėti 2 barus, pabandysim nuo starto kuo daugiau greičio surinkti. Dar pusbarį. Tai 1,8 padaryk. Nes dabar nuo 2 baro pašilo iki 2,5. Aš dar girdžiu, kaip mes išeinam į ribotuvą, tai reiškia dar pusbarį leisim. Nes man redukcijos neužtenka. 1,8 dabar. 1,2 daryk. Davai. Gerai, vėl Ignas pareguliavo. Ups, bet jau dabar geriau, reikia dar nuleisti slėgį. 1 barą darom. Nu, 1 baras viskas, privalau suvažiuoti, jokių atmazų. Ups, man atrodo, 1 barą neatlaikėm. Drifteriui čia yra eilinė diena ofise, bet su kasdieniu automobiliu čia jau problema. Ir būtent po tokių įvykių egzempliorius randi skelbimuose. O čia jau reikia pasiruošti. Kadangi kotletukų bus daug, nuolaidos kodas Kirpždesys atpigins ataskaitą ir automobilio paiešką. Ši ataskaita rodo net 80-90 tūkstančių padarytos žalos, bet iš nuotraukų netrodo daug reikalų prikelti šitą kotletuką. Ir tą patį kainą pamatysi skelbime su naujai persiūtu salonu, sutvarkytų galinių ketvirčių, naujų dangčių, tvarkingų ratų ir naujom padangom. Labai naudinga, kad ataskaitoje būna tarp nuotraukų ir nufotkinta rida, tai leidžia dar geriau nuspėti, ar atsukta ta rida ar ne. Nes kotletų daugėja, o gerų mašinų mažėja. Įsimenat kodą Križdesys ir naudojatės Car Vertical ataskaitom į sveikatą. Nu bet okei, my bad. Neįvertinau, kad trasa nėra lygi ir yra kupstelio ir visko ir tas gali numontuoti padangą, tai čia tikrai my bad. Bet šiaip faina žiauriai trasa, ta prasme, norėčiau dar su kitoje mašiną pabandyti pralėkti, kur daugiau powerio būtų. Va. I think it is broken. Žiūrė, sakau, man atrodo bus. Sako, liepia nuvesti iki 1. Sakau, tikrai. Ir šiaip priekis nelaiko visiškai. Reikia pažiūrėti priekis slėgio. O čia reguliuojami amortikai? Ne, kietumas ne, čia bomškaliai, čia tik tai aukštas realiai. Kad galėjęs tokį nevažiuoklį. Visiškai? Visiškai. Okei. Bet aš atsakau, su 225 bus šakės kaip gerai. Tikrai bus gerai. Nes kai 1.2 pravažiavau, su slėgiu gavosi, kad išėjo linkint visą trasą. Toj man dabar sakys priekis, miau. Yra antras dublis, 1,5 baro.
Lengvai apšildysim kinuką. Teoriškai tikrai turėtumėm tilti tą redukciją ir turėtumėm nusimontuoti jokią padangą, aš tikiu to. Tikėkime, visi pusvačiai ten viskas atlaikys, nu žinai, tikėkime, kad nesulaužysim. Per daug arti nebuvau, nes nežinau, kaip jis važiuos, bet visai neblogai suvažiavom. Emocijos tai daug. Gerai, davai stokį dar vienas. Blemba į pavėjų, ką daryt. Retkarčiais dar pasikampino, bet man patiko. Man tikrai patiko. Netoks susistatymas buvo, blemba, dar kartą. Ne taip aš sustačiau. Sunku važiuoti svetimą mašiną porinius, tikrai yra tų niuansėlių, bet nieko, po truputį prasivažiuos. Sėlis. Blemba, reikia pasistatyti jam į galinį ratą, aš to nesugebu padaryti. Gerai, dabar statysimės į galinį ratą, nes jis nėra toks greitas, kaip galvojau. Na, pakankamai daug sukibimų, tai to viską išspręsim. Nepamiršk, kad vienoje vietoje jis kampinasi ties po trečio klipo, tai nereikia taip šokti į priekį man, nes truputį netaisyklingai važiuoju. Pirmam klipe į galinį buferį ir viskas bus gerai. Reikia gal važiuoti pailsėti, kol aš čia nesugadinau trasos. Nes gaunasi, kad iš trasos važiuoju dažnai, tai mane toj nubaudos už tai. Bet jau geriau pasistatėme, trečios zonos taip idealiai neatidirbau. Ir gaunasi, kad kairę koją, kai bandau stabdytis, mašina truputį per daug lėtėja ir nesigauna taip idealiai, nesigauna. Bet bandžiau, tikrai bandžiau. Kairė koja gal nedaro tai, ką aš norėčiau, kad jinai darytų, bet visai neblogai, tipo. Sankabą galiu paspardyti, jeigu ką? Jo. Okay. Šiaip neblogai valdosi tikrai. Realiai trečių važiavimų turėtumėm trasą suvažiuoti. Šiaip man nenatūralus pasistatymas, aš pasimetu, kas čia kur vyksta. Kiek čia arklių? 377. Reikia priprast, kad turbakas, aš važiuoju kai su vaiške. Gerai, achujenai. Rankinė nereikia. Realiai, achujenai. Nes aš ten visi žiūri su rankinė. Reduktorių dar biškį trumpesnio norėčiau, kad tu bent kažkur į ribotuvą išeitum, jeigu šitai trasai. Veidrodėliai yra, viskas yra, nice.
Šitą? Jo. Suširksi motorą. Kas yra? O, su šitų kvalą praėjom. Kas čia buvo? Nežinau, kodėl, bet pildo kečkenamą. Jam reikia trumpesnio reduktoriaus šitai trasai. Čia kokio 130 ir tada gausis, kad pasistatysi trečią greičiau į mūšį ir arčiau ribotuvo būsi. Tai nors ir ką padarys prieki važiuojantis, visą laiką spūlę būsi. Nes dabar bišį klaidelę padarau, aš jau iš spūlo išeinu. R16 ratus. Jo, nu realiai ir viskas. Nissanas yra labai nice. Tai dėkui Tadui labai už test drive'ą. Ta visi kosmosas man labai patiko. Gerai labai valdosi, tikrai viskas good išėjo, trajektorija, visas suvažiuot. Realiai būtumėm praėję kvalifikaciją, tai reiškia mašina valdosi, nes kai 3 ranus gauni ir 2 arba 3 pravažiuoji, čia yra very good, very good, very good. Tai šiandieną jau sekmadienis po varžybų. Labai neblogai sekėsi teisėjaut, bet dabar turim labai ribotą laiko kiekį ir mes norim pasivažinėti. Šiandieną randamės Emilio pit zonoje. Šiuo metu laukia manęs Emilis, nes sėsim į automobilį, pažiūrėsim, kaip jis valdosi, kaip jam važiuojasi su jo Pro 2 setupu. Gal kažką pakoreguosim. Lokas, Vaisfabas, V8 pirmukas, BMW nevaškė, all the fun. Važiuojam, pravažiuosim. Būtent, reikia pareguliuoti, paprašy, gal pareguliuotų. Ir tada lengviau mašina. O, vėl. Tobulai. Tai kai mes sakom plačiausiai įmanoma trajektorija, kai važiuoji, tai va čia ir yra, kai konektini 2 zonas su snake patternu, kad jokių tiesių linijų nebūtų. Tada fluid drivingas gaunasi ir kai tu pilnai išnaudosi visą trasą tiem persimetimam, daug lengviau iš esmės bus mašiną suvaldyti. Nes nebus tų momentų, kur staigiai reikia persimest, nes jau reikia stabdyti. Tai ką dabar užsiminėjom su Emiliu, tai žiūrim, kaip jo mašina važiuoja bendrai. Tai pirmą važiavimą pasidarėm ir matėm, kad daug gripo. Kol kas turim tik vieną būdą tai spręst, tai dabar pasidarėm daugiau slėgio, pabandysim pravažiuoti, pažiūrėsim kaip čia. Po trečio klipo, kai kairę koją paspaudė, tada pradeda voblinti. Tai čia reiškia suvedimas pabėgęs. Penktas geras buvo. Penktam reikia nesulėtėt, nes pastebėjai, kai sulėtėjai, mašina nori į vidų važiuoti, nes tu greičio neturi. Visą laiką reikia turėti omeny, kad į penktą, kai persimeti, kampą ne per didelį turėti, kad išlaikyti greitį. Tada tau nereikės kairės kojas naudoti. Nes kairė koja tuo pačiu metu tą stabdo ir dar labiau į vidų važiuoja, nes greičio neturi. Bet šiaip viskas labai gerai, trajektoriškai važiuoja, tikrai gerai. Taip, dabar norėčiau papasakot, kas čia vyksta. Vakar važiavom su šito automobiliu, į reduktorių nepataikėm, per naktį dirbom, dabar esu visiškai neišsimiegojęs, beveik padarėm, o dabar... Vakarykščio etapo nugalėtojas Grassroots, Lukas ir jo automobilis žalias.